Sveiki, šiandien mes susipažinsime su atidėtais orderiais Forex rinkoje. Pasižiūrėsime, kas tai yra, kokie pranašumai atidėtų orderių prieš paprastus, kaip yra naudojami, kaip redaguojami, kaip panaikinami. Taip pat pasižiūrėsime, kokių būna situacijų, kai atidėti orderiai yra labai naudingi. Iš pradžių pasižiūrėkime, kuo skiriasi atidėtas orderis nuo paprasto. Paprastas orderis yra įsakymas brokeriui pagal dabar esančią rinkos kainą nupirkti arba parduoti valiutą iš karto. Štai mes spaudžiame įsakymas, euras doleris, dabar 1.3035 parduodame. Matome, kad mūsų įsakymas buvo įvykdytas iš karto. Mes valiutą pardavėme ir esame rinkoje. Taigi mes pamatėme, kaip atrodo orderis neatidėliotino vykdymo. Dabar pasižiūrėsime, kaip išstatyti atidėtą orderį. Spaudžiame įrankių juostoje šitą kryžiuką ir tarkime mes norėtume, kad kai kaina pasieks tarkime va šitą vietą 1.289 mes įeisime į rinką. Taigi spaudžiame dešinį pelės mygtuką 2 kartus, prekyba ir sell stop. Sell stop matome skliausteliuose pardavimas pagal kainą 1.29019. Atsidaro lentelę ir mes matome valiutų porą, kiekį, stop loss, take profit ir atidėliotas įsakymas sell stop. Mūsų kaina jau yra įrašyta, kadangi mes ją nustatėme paspaudę kryžiuką ant grafiko vietos. Taigi spaudžiame išstatyti. Matome žalia punktyrinė linija yra ta vieta, kuriai kainai pasiekus šitą vietą mes įeisime į pardavimą. Kai kuriems iškyla klausimai, o kodėlgi mes, jeigu mes manome, kad ši valiuta kris žemyn, kodėlgi mes neparduodame iš karto, o daug žemiau išstatom atidėtą orderį ir tuo galbūt prarasdami nemažai punktų. Taip yra iš tikrųjų todėl, kad tai yra apsidraudimas. Apsidraudimas, kad mes padidinam savo pelningumą, jeigu kaina netyčia apsisuks į kitą pusę ir šiuo atveju mes nieko nepralošim. Na, o tuo atveju, jeigu mūsų prognozė pasirodys teisinga ir kaina kris žemyn, pasiekus mūsų orderį, mes atsirasime rinkoje, mes būsime teisūs. Tokiu atveju mes už šitą apsidraudimą, kad įėjom pagal atidėtą orderį, mes tiesiog sumokėsim tuo punktų kiekiu, kurį mes praradom apsidrausdami ir išstatydami orderį šiek tiek žemiau negu buvusi kaina. Orderį ištrinti labai nesunku, tarkime, mes persigalvojame ir manome, kad kaina kils į viršų, mes paprasčiausiai galime spaudžiame dešiniu pelės klavišu ant orderio. Visi orderiai bus langelė terminalą žemiau jūsų einamojo balanso ir spaudžiame dešinį pelės mygtuką, spaudžiame keisti arba šalinti. Įsakymas pašalintas. Panagrinėkime kitą pavyzdį. Tarkime, indikatorius mums davė signalą pirkti. Manoma, kad kaina kils į viršų. Tačiau mes nusprendėme apsidrausti ir neįeiti į rinką iš karto šitoje vietoje, o išstatyti atidėtą orderį. Taigi keletą punktų nuo
žvakės maksimumo mes nustatome šitą kryžiuką, spaudžiame dešinę pelės mygtuką 2 kartus, prekyba, ir matome, jau atsirado buy stop. Buy stop pirkimas pagal kainą 1322. Spaudžiame, vėl matome, atsidaro langelis, jau yra kaina. Norint galima nustatyti take profitą ir stop loss iš karto, bet mes to dabar nedarysime, tiesiog pasižiūrėsime, kaip atrodo pats orderis. Štai matome, atsirado mūsų buy stop. Buy stop tai yra, mes pirktume, jeigu kaina pasiektų šitą kainos lygį ir mes būtume rinkoje. Tačiau matome, kad kaina nepasiekė mūsų orderio, apsisuko ir pradėjo kristi žemyn. Taigi, jeigu mes būtume įėję į rinką iš karto, tarkime, nustatę stopą truputį žemiau keliasdešimt punktų, stopas matome, kad būtų suveikęs ir mes būtume turėję nuostolį. O su atidėtu orderiu mes esame apsidraudę, orderis nesudirbo, tačiau mes niekur nepraradome jokių pinigų, jokių komisinių mokesčių brokeriui nereikia mokėti už atidėtą orderį, mes jį paprasčiausiai galime ištrinti ir ieškoti naujų vietų, kada mes galėsime vėl įeiti į rinką. Mes pasižiūrėjom dviejų tipų atidėtus orderius, dabar pasižiūrėkime, kaip naudojami sell limit ir buy limit. Tarkime, jūsų strategija paremta kažkokiais palaikymo, pasipriešinimo lygiais. Štai matome, jūs manote, kad šitame lygyje kainai pasiekus trendas apsisuks ir kils į viršų. Tokiu atveju yra statomas buy limit. Buy limit statomas žemiau esančios kainos ir manant, kad kaina kils į viršų. Taigi, nustatome kryžiuko liniją su kryžiuku toje vietoje, tiksliai toje vietoje, kurioje norėsime matyti mūsų orderį. Spaudžiame kelytės dešinį mygtuką, prekyba ir buy limit. Buy limit pirkimas. Pagal kainą 1277. Spaudžiame išstatyti. Na ir ketvirto tipo orderis. Sell limit. Analogiška situacija buy limit, tik atvirkščiai, kai mes parduodame ir statome atidėtą orderį aukščiau esančios kainos. Tarkime, pasiekus šitą lygį 1.32 atidėtas orderis sell limit, mes įeisime į pardavimą, kai kaina pasieks šitą lygį. Taigi, apibendrinkime atidėtus orderius. Jei jūs norite parduoti virš esamos kainos, statome sell limit. Jeigu jūs norite parduoti žemiau esamos kainos, statote sell stop. Ir analogiškai, jei norite nupirkti virš esamos kainos, statote buy stop, jei norite parduoti žemiau esamos kainos, statote sell stop. Aš tikiuosi, kad šis video padėjo šiek tiek susipažinti su atidėtais orderiais, kaip juos naudoti. Taigi to baigėme mūsų video. Video rašytas specialiai portalui spekuliantas.com. Viso geriausio.